Sveiki, mėlyjeji. Šiandieną kalbame apie juodą mėnulį Skorpiono ženkle. Ir ko galima tikėtis paprastiems žmonėms ir aišku, ką tai reiškia Lietuvos valstybės horoskope. Taigi, vienas iš tokių įdomių astrologinių įvykių, aišku, astrologinių, reiškia įvykių yra kovo 27, kai juodas mėnulis įeina į Skorpiono ženklą. Aš kaip minėjau, o išeis gruodžio 21 dieną, tai iš karto jau nepergyvenkit, tai yra tik keliem mėnesiam. Ir tas ciklas kartojasi kas 9 metai daugmaž. Taip, kad nebūna labai dažnai ir galima per daug nepergyventi. Ir dabar, reiškia, pirmiausia, jūs turite nustoti nervintis, nes aš jau matau, kaip jūs ten man rašote, pergyvenate. Nesinervinkit, nes galbūt jūs neįsirašote tą situaciją, nes dauguma galvoja, kad jeigu aš esu Skorpionas, tai iš tikrųjų iš karto jau jums pavojus arba jums bus blogiau negu kitiems ženklam astrologiniam ir taip toliau. Neteisybė, todėl kad tam ir duodam sugaudantų lentelę, kad jūs patikrintumėt, ar pagal gimimo metus jūs įsirašot į būtent Skorpioną juodą mėnulį, nes mes žinom, kad juodą mėnulį turi visi, nes man kartais biškutį irgi keistai atrodo, kai žmogus sako, aš turiu juodą mėnulį. Mėlyjeji, mes visi jį turim. Ir tik kiekvienas kitam ženkle. Taigi, grįžtam prie mūsų juodo mėnulio Lilit Skorpione. Taigi, pirmiausia, išsiaiškinkite, kur jūsų yra šitas mėnulis. Ir jeigu jis yra ne Skorpiono ženkle Lilit, nepergyvenkit, tai jūsų beveik gali ir neliesti. O Skorpionams kas? Gali būti krizė šeimoje, pavyzdžiui, nesusišnekėjimas. Jeigu jūs esate, pavyzdžiui, Skorpionas ir turite juodą mėnulį Skorpione, arba esate bet koks kitas ženklas ir turite mėnulį reiškia Skorpione. Tai visokie tenais šeimos problemos, gali būti nesusišnekėjimai, krizė šeimoje, kažkoks atšalimas labai didelis seksualinis, ar tai užsimanimas eiti iš šono nepaprastai, ten turėti haremėlį kokį, ar iš vyro, ar iš moterų, dabar lygios teisės. Taigi tikrai galvos nesukite. Ir dabar turėtumėme aptarti, o kaipgi vis tik su valstybės horoskopu. O ką reiškia Lietuvai tokia padėtis? Pirmiausia, aišku, pajusime iš atvykėlių, kurie išpažįsta visai kitas religijas, nes mūsų Skorpiono ženklui priklauso visas musulmonų pasaulis. Ir visos tos arabiškos kultūros, kinų, tiesą pasakius, kultūra priklauso Ožiarabiui, kiekvienam, reiškia, kiekviena šalis kažkokią turi įtaką. Tai mes tą visą arabišką pusę, musulmonišką priskiriam būtent Skorpiono ženklui. Ir tie atvažiavę pas mus, matyti ne tik pas mus, bet ir Europoje labiau reikšis agresyviai, kadangi tas ženklas, tas juodas mėnulis veiks visą tą agregorą, nes tai veikia ne tik Lietuvą, tiesiog tuo metu Lietuvos horoskopė yra pirmam būste, bet tai nereiškia, kad visos Europos, viso pasaulio neveiks. Ir bus, aišku, tokios įtampėlės. Ir čia jau nieko negali išvengti, tiesiog reikia būti atsargesniem. Jeigu imant tik mūsų teritoriją, tai didės nusikalstamumas atvykėlių dėka. Taip pat reiškia konfliktai kažkokie, taip pat liūdna, bet mažės gimstamumas, mažės gyventojų Lietuvoje tuo periodu, augs nepasitenkinimas, pavyzdžiui, medicinos sritimi, ypatingai galbūt net daugiau mirs gimdyvių, ko anksčiau tikrai būdavo ypatingai retas atvejis, taip pat nepasitenkinimas energetika. Ir aišku, mes tam Skorpionui, juodam mėnuliui Skorpione priskiriam taip pat narkomaniją, nepasitenkinimas pareigūnų tarpe, nepasitenkinimas žmonių, paprastų žmonių gretose.
Tai va, taip, kad mes turėsim 9 tokius labai spalvotus mėnesius beveik ir teks susiimti ir dar kartą pabrėžiu, būkim stebėtojai, nesivelkite į kokias tai iliuzinės kovas. Geriausia žiūrėkite Matricą 1 ir viskas bus gerai ir suprasite, kad mes gyvename kažkokioj tai iliuzijoje, nes, kitaip negali paaiškinti. Dabar noriu pasakyti, kad visada pati juodžiausia naktis yra prieš aušrą. Ir kaip sakiau, tą pirmą pusmetį mums ypatingai reikia išgyventi, po to reiškia lengvės ir jau gruodžio mėnesį, kalėdas, kūčias sutiksime tikrai labai smagiai ir lengvesnė dvasia ir žengsime į visiškai naują smagų, į tokį šviesų etapą savo gyvenime. Taip, kad tikrai nepergyvenkit, nesinervinkit ir iš tikrųjų daugiau medituokit ir blaiviai gyvenkite šiuo periodu. Taigi, ate.